Sveiki, esu Ieva Baronaitė, Heidelbergo universiteto molekulinės ir ląstelės biologijos magistro studentė. Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie Žinios Lietuvai projekto ir šios paskaitos metu jums papasakosiu apie membranos neturinčias organeles, susidarančias ląstelės atsako į stresą metu, tai yra streso granulės. Taigi, kadangi ląstelėje vykstančiams biocheminiams reakcijams yra reikalingos specifinės sąlygos, ląsteliai yra itin svarbios membraninės organelės. Membrana padeda atskirti organelės vidų nuo citozolio ir tai leidžia sukurti specializuotą aplinką, kuriai būdingas tam tikras rūgštingumas ir tam tikra įvairių biomolekulių sudėtis. Taigi, pavyzdžiui, mitochondrijos yra specializuotas organelės energijos gamybai, Golgio kompleksas baltymų rūšiavimui ir pakavimui į pūsleles dėl jų eksportavimo iš ląstelės, branduolys yra genetinės informacijos saugojimo centras ir taip pat koordinuoja įvairias ląstelės funkcijas, tačiau ląstelės citozolyje ir branduolyje yra taip pat aptinkamos ir organelės, kurios nėra apgaubtos membrana. Tad jeigu pasižiūrėsime, pavyzdžiui, į ląstelės citozolį, pamatysime, kad jame iš tiesų yra itin didelis įvairių biomolekulių tankis. Ir molekulės gali labiau mėgti sąveikauti su vienomis molekulėmis nei su kitomis ir taip atsiskirti į dvi fazes. Na ir jeigu tai skamba kiek keistai, įsivaizduokite, jog sumaišome actą ir aliejų. Iš pradžių abu skysčiai susimaišys, tačiau pakankamai greitai pamatysime, kad aliejus ir actas atsiskiria į dvi fazes. Aliejaus molekulės labiau mėgsta sąveikauti viena su kita nei su acto molekulėmis. Ir tai yra proceso vadinamo skysčio fazių atskirimas pavyzdys. Na ir grįžtant į ląstelę, tai būtent šis procesas lemia organelių be membranos susidarimą. Šios organelės atlieka itin svarbias funkcijas ląstelės homeostazės procesuose bei ląstelės atsako į įvairius signalus metu. Na ir viena iš pagrindinių šių organelių charakteristikų yra dinamiškumas ir gebėjimas itin greitai keisti savo komponentais su aplinka. Ir panašiai kaip ir membrana apgaubtas organelės, membranos neturinčios organelės sukuria specifinę aplinką reikalingą tam tikroms biocheminėms reakcijoms. Na ir paprasčiausias pavyzdys būtų toks, kad skysčio fazių atskirimas leidžia sukoncentruoti tam tikras molekulės ir dėl to tų molekulių vykdoma biocheminė reakcija vyksta greičiau ir efektyviau. Šį procesą gali inicijuoti įvairūs aplinkos veiksniai, na ir pavyzdys, kurį noriu aptarti, tai yra streso granulės, susidaro ląstelės atsako į stresą metu. Stresas ląstelėms gali būti karščio šokas, virusinės infekcijos, deguonies ar maisto medžiagų trūkumas, oksidacinis stresas ir išsilankstę baltymai ar baltymų agregatai, apie kurių reikšmę ligose kiek anksčiau pasakojo Liucija praeitoje Žinios Lietuvai paskaitoje. Atsakydama į stresą, ląstelė stabdo tam tikrų baltymų sintezę, kurie nėra gyvybiškai svarbus ląstelės išgyvenimui ir taip yra taupomi resursai, kad būtų galima kuo efektyviau reaguoti į situaciją. Pristabdžius baltymų sintezę, citozolyje susikaupia daug netransliuojamos informacinės RNR, kuri normaliu atveju yra naudojama baltymų sintezei ir su kuria pradeda sąveikauti įvairūs baltymai ir taip yra inicijuojamas fazių atskirimas ir susidaro streso granulės. Tačios organelės neturi membranos ir būtent tai užtikrina jų dinamiškumą ir tai, kad streso granulės gali susidaryti labai greitai ir taip pat greitai išsiardyti. Na ir pastaruoju metu vis daugiau sužinoma apie šias organeles ir darosi pakankamai aišku, kad šios organelės dalyvauja itin įvairiuose ir svarbiuose ląstelės procesuose, tokiuose kaip informacinės RNR likimo sprendimas, tai ar RNR bus skaidoma, ar stabilizuojama, ar nukreipiama transliacijai. Na ir be to, streso granulės svarbios ląstelės metabolizmo reguliacijoje. Na ir viena iš svarbiausių funkcijų yra tai, kad streso granulės skatina ląstelės išgyvenimą. Taigi, kaip minėjau, dinamiška šios organelės prigimtis lemia tai, kad streso granulės išsiardytų stresui pasibaigus ir taip yra užtikrinama, kad ši organelė dalyvauja būtent atsako į stresą metu, tačiau pasibaigus stresui organelė yra greitai pašalinama. Tačiau, žinoma, egzistuoja veiksniai, kurie lemia, kad streso granulių susidarimas ir išsiardymas nevyks taip sklandžiai, kaip turėtų. Pavyzdžiui, chroniškas stresas, streso granulę sudarančių baltymų mutacijos ar senėjimas gali sumažinti streso granulių dinamiškumą. Ir tokiais atvejais gali susidaryti pastovios, vadinamas patologiškas streso granulės. Na ir kaip galima spėti iš tokio apibūdinimo, pastovios streso granulės yra siejamos su įvairiomis ligomis, ypač neurodegeneracinėmis ligomis, kurių metu yra pastebimi streso granulių susidarimo ar pašalinimo defektai.
Be to, kadangi senėjimas yra viena iš galimų šių defektų veiksnių, streso granulių tyrimai gali pagilinti mūsų supratimą apie senėjimo ir neurodegeneracinių ligų ryšį. Na ir viena iš neurodegeneracinių ligų charakteristikų yra neuronų žūtis. Ir yra spėjama, kad tam gali turėti įtakos patologiškos streso granulės. Pastovios streso granulės sutrikdo baltymų sintezę, ląstelės signalų perdavimą ir kitus įvairius procesus ir tai kelia žalą ląsteliai. Be to yra spėjama, kad pastovios streso granulės gali skatinti baltymų agregatų susidarimą, kurie yra taip pat viena iš neurodegeneracinių ligų charakteristikų. Ir visa tai, žinoma, skatina neurodegeneracijos progresiją. Taigi klausimas, kokia iš tiesų yra streso granulių reikšmė neurodegeneracinių ligų kontekste, yra pakankamai sudėtingas. Nors chroniško streso atveju susidarančios pastovios streso granulės kelia žalą ląsteliai, negalime pamiršti, kad tai yra ypač svarbi organelė, padedanti ląstelei išgyventi trumpalaikio streso sąlygomis. Ir tyrimai, kurių metu buvo stabdomas šių organelių susidarimas, atskleidė, kad streso granulių nebuvimas yra pražūtingas ląsteliai. Taigi streso granulės yra vienas iš taikinių neurodegeneracinių ligų gydymui. Yra manoma, kad patologinių streso granulių identifikavimas laiku galimai yra būdas sutrikdyti baltymų agregaciją ir ligos progresiją. Tad ačiū Jums už dėmesį.